Labą dieną. Labą dieną, zdrau. Taigi, aš esu Miglė, čia yra Mantytė, mes esam mūsų fanklubo adminės ir pirmosios žinios. Aš esu ta pati ir Mantytė, kuriems ką tik Skambinu. Skambinom 5 žmonėm. nesakyk kodėl. Nesakysi. Jo. Tai va. Jeigu kas nors girdėjo balsą šalia, tai čia buvo aš. Nes aš amžinai šnekėdavau šalia. Ir sakiau, kad nešnekėtų, tai va. Einame prie forumo Taisyklių. jo. Palauk dabar, aš kaip forumo kūrėja pašnekėsiu, o tu čia prašom nesikištuma. Eik ten į kampą. Žodžiu, forumo taisyklės, prašyčiau, kad būtų jų laikomasi, nes pastebėjau, kad yra rašomi 2 postai iš eilės. Ir ten koks nors vienas žodis vienam postui. Jo, arba vienas žodis vienam poste, arba pradėjome flūdinti, kaip taisyklingai turėčiau tarti, fladinti beveik kiekvienoje temoje. Taigi, ir forumo taisyklės taip pat bus atsižvelgta, galbūt tai pakenks jums, ar dar kas nors bus. Turiu idėją biškį sugriežtinti, jeigu kas nors nesilaikys taisyklių. Turiu idėją šiek tiek sugriežtinti. Tai va, o dabar... Galiu pasakyti aš ją? O dabar eisime prie svečio. Ai, svečias mūsų, taip. Tai va, nepatikėsite, kas apsilankė pas mus žiniose šiandien. Pabandykite atspėti. Labai ypatingas svečias. Mūsų forumo ypatinguolis Milanas. Miglės mėgstamiausias šokoladas. Jo, kaip surimuota, tai va, mūsų mielasis Milka yra čia ir su mumis kartu ant stalo. Nu tai va, taigi, dabar pradėsim. Aš kai vienoj temai sakiau, kad aš turiu keletą idėjų formui ir dabar pradėsim taip po keletą jas vardinti. Taigi, manome, kad formui ant švenčių, švenčių reikėtų padaryti tokį projektą. Ir forumo nariai labiau susidraugaus ir bus šiek tiek linksmiau forumui. Tai pavyzdžiui, advento laiku būtų toks angelavimas. Jeigu jisai bus, tai mes ten viską parašysim, kas ten yra ir panašiai. O ant Velykų, pavyzdžiui, gali būti Velykų zuikučiai ir kažkas tokio. Taigi va, čia buvo viena idėja. Antra idėja. Mūsų forumas dar nėra oficialus, bet manau, mes jau galėtume kurti forumui saitą. Tai čia yra tokia idėja saitas. Mes adminės būsim saito sponsorės, tai vat. Taigi reikia tiesiog jūsų norą, jeigu jūs norite ten ką nors daryti, jeigu norite, kad mes ką nors padarytumėm, tiesiog reikia jums norėti ir norėti dalyvauti konkursuose. Tai bus tik geriau visiems lietuviams ar net ne lietuviams, nežinau, kas mūsų forume bepaliks, ar iš vis nieko nebeliks ten, tiesiog sakau, reikia jūsų noro ir toliau palauk. Taigi va, tai dar raginame dalyvauti konkursuose ir projektuose, raginam ir moderatorius kurti visokius konkursus projektus. Mes irgi dabar galvojame apie kokius nors konkursus projektus. Ir jeigu bus sukurtas konkursas ar projektas, mes labai prašome visų dalyvauti. Čia bus forumai veikla. Ką jūs tam forume veikat? Reikia kažko linksmesnio konkursas, projektus. Sugalvosime kokį nors prizo ar dar ką nors. Tai čia viskas gerai yra. Taip, čia viskas gerai yra. Tai va. Joniškietiškas akcentas. Čia būtina paviešinta, ne? Tai aišku. Tai va, toliau, ką nors pašnekėkime apie Milaną. Kokios Milano Stankovičiaus forumo žinios be jo. Taigi, Milanas sėdi šalia mūsų, pasivadinę šiandien Milka. Toks apsirengęs violetiniai, net plaukus nusidažė violetiniai. Mano mėlymiausia spalva yra violetinė, taigi Milanui respekts, Tai vat, mūsų Milanas dabar yra blondinas. Kažkada seniau jis buvo brunetas, brūkšnelis, šatenas. Čia aš visiškai nusivažiuosiu į temą, bet Milka labai neša į Kiro iš Cinema Bizarre. Bent jau man. Daug kas nežino apie Kiro. Taigi Kiro ir užbaigsime. Va, čia Kiro. Tad apie Kiro ir užbaigsime. Toliau Milanas. Milanas išpopuliarėjo, niekas neatspėsite, kur tu dabar tylėk.
kol jie nežino, kaip jis išpopuliarėjo po visą pasaulį. Ogi, Milanas išpopuliarėjo labai paprastai Eurovizijos dainų konkurse. Jis ten pasirodė su daina Ovoja Balkan. Come on! Balkan, 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 oje Balkan. Come on! Taigi, jis papuolė į pusfinalį. Iš pusfinalio papuolė į finalą. O finale užėmė 13 vietą, kuo mes labai didžiuojamės. 13? Jo. Visai nemažai. Jinai dar nieko nežinojo. Nepykite. Kaip ir jūs. Aš tiek tą Euroviziją žiūrėjau. Aš per radiją jos klausiau, tai ten nieko nesusigaudžiau. Tai vat. Toliau. Norime, kad mūsų forumas būtų oficialus. Oficialus, Norime, taip. kad apie mūsų forumą žinotų pats Milanas, kad jis Taip. greičiau atvažiuotų į Lietuvą. Taip, Viskas taip, labai taip. gerai. O tam, kad jis būtų oficialus, mums reikia turėti apie 100 ar net daugiau narių. Taigi kviečiame, bent jau prašome, kad jūs pakviestumėte narių savo draugus, kuriam patinka Milanas ir panašiai. Turėdami 100 narių mes bandysime susisiekti per belekur su Milanu ir tada mes tapsime tokie pat geri. Bent jau turėtume tapti oficialiais, bet tas forumas turi būti nebūtinai, kad turi būti 100 narių, bet tas forumas turi būti ir aktyvus. Bet pakol kas jis yra aktyvus. 10 000 pranešimų, o vaikyti. Tai vat, kai Milanas sužinos apie mus, mes būsime tokie pat laimingi kaip serbų oficialus Milanų forumas, bet jis kažkodėl... Pasiplojam! Čia man pusės yra, taip sakau. Tai va. Na ir ką? Pabaigoje mūsų atsisveikinimas. Ačiū Rūtai. Ciao! Ciao! Palauk, pabaigsiu. Oi.